Sveiki. Neretai susidurime su situacija, kai klientas mums atsiunčia savo būsto planus, mes patikėme jam komercinį pasiūlymą ir gauname atsakymą iš kliento, jog mūsų pateiktas įrenginys jo netenkina, norėtųsi rinktis mus dėl sistemos montavimo darbų, tačiau norėtų pakeisti įrenginį. Dažnai to priežastis būna įrenginio garsas, veikimo garsas arba tam tikros kitos įrenginio specifikacijos. Dėl triukšmo garso dažnai klientai netgi atsiunčia nuorodas į kitus įrenginius ir parašo, kad šis įrenginys veikia 10-20 decibelų tyliau negu mūsų pasiūlytas įrenginys. Tai tiesiog noriu parodyti apie esamą situaciją, kad jūs nebeapsigautumėte gerai. Tai tarkime, šiuo metu yra Blauberg įrenginys pateiktas jums. Nesakau, jog Blauberg įrenginiai yra blogi ar geri. Tiesiog noriu parodyti apie būtent vieną labai aiškią, puikią situaciją, kurią galima pamatyti. Taigi, pateiktas Blauberg įrenginys, lietuviška internetinė parduotuvė. Mes nuėjęs žemiau internetinės parduotuvės galime matyti, jog garso slėgis matuojant decibelas yra 33 decibelai. Jeigu matuojant garso slėgį yra 33 decibelai. Mes turime įrenginio pavadinimą, jį nusikopijavę ir įvedę į Google, mes rasime oficialų Blauberg gamintojo puslapį, į kurį nuėjus mes štai radome patį įrenginį. Nuėjus mes į charakteristikas, matysime, jog į garso lygis yra matuojamas 3 metrų atstumu nuo įrenginio. Taip pat klausimas, kokiu greičiu veikia šiuo metu įrenginys. Tačiau mes nuėjus į parsisiuntimus, čia nuėję į specifikacijas, mes pamatysime, jog įrenginio decibelų lygis šiuo metu yra 49 decibelai. Tai labai tikėtina, jog įrenginiui veikiant 100% ir matuojant 1 metro atstumu nuo įrenginio mes turėsime 49 decibelus. Ir labai dažnai būna ir su kitais parametrais įrenginio, tarkime, su elektros sąnaudomis, matmenimis netgi būna kartais naudingumu. Kartais būna, kad naudingumas parašo 90-95%. Tai klausimas, o kaip jie tą naudingumą pagauna? Todėl visados rekomenduoju pasitikėti meistrais, kurie išmano savo darbą, arba skirti savo laiko ir įsigilinti į produktą, kurį jūs ketinate sumontuoti. Tai tiek, viso geriausio.